Kiekvieno 90-ųjų vaiko svajonė subaladot mašiną. O Hondos tas judesiukas, tas su rankom, tai iš viso superinis. Labai nostalgija kelia tas įgarsinimas su tokiais pikais. Na ir žinoma, aišku, reikia padaryti tą procedūrą, išsitraukti disketę ir... Sveiki, nostalgišiai. Šiandien kviečiu visus prisiminti visiems tikriausiai puikiai pažįstamą žaidimą Street Fighter 2 ant visiems iki skausmo irgi žinomos konsolės Sega Mega Drive. Sako, tai vienas geriausių fighting game'ų kada nors sukurtų istorijai. Žaidžia žmonės iki po šiai dienai šį žaidimą ir yra ir naujos versijos, bet visi laikosi to artimo arkadai standarto. Na ir mes pabandykime, koks jo jausmas žaisti šiandieną. Taip, čia yra, šita būtent versija yra Special Champion Edition. Jų yra ne viena versija, yra standartinis Street Fighteris, antras yra Turbo Champion Edition. Šiaip jie visi gana panašus, turi tam tikrų papildomų režimų vienas kitas. Būtent šis turi, man atrodo, daugiau veikėjų ir ten greitesnį režimą. Nors šiaip Super Nintendo versija sako, kad jinai artimesnė tai arkadiniai versijai ir spalvom ir garsas geresnis, bet šitą daugiau pasiūlo. Na, tas skirtumas nėra žymus, bet mes išbandykime, manau, tai šiandien jokių jausmų tai neįtakos, kokią mes žaidėm vaikystėj, vienokią ar kitokią. Street Fighter 2 yra Street Fighter 2. Taip, iš karto kyla visi prisiminimai, ta muzika. Veikėjai, visi tikriausiai turėdavom savo mėgstamą veikėją. Aš tai visada būdavau Honda. Man labai patikdavo. Ir ką aš gausiu priešininką? Zangiefas. Okei. Okei, vis dar puikus valdymas. Reikia prisiminti, kas ką daro. Čia yra 3 mygtukai, vienas trenkia ranka, kitas trenkia ranka, kitas dar kitaip trenkia. O kas prie? Dar šiaip Mega Drive'as turėjo tą pultelę su 6, man atrodo, mygtukais, tai gal ten daugiau visko galima padaryti, nes kol aš išsiaiškinu, tai gavau per kepalą. Nu, toj susikaupsim. Bet šiaip sunkiai sendinamas, man atrodo, jisai visais laikais išliks mėgstamas, gerai subalansuotas, šiaip gal dėl to, kad jis nėra perkrautas dalykais, yra nedaug veikėjų, na ir po šiai dienai vis dar žaidžia žmonės. Tai atnaujinta, tai neatnaujinta versija. Buvo čia ant Nintendo Switch'o ta nauja versija tokia padaryta, kur galėdavai persijungti senovinį režimą arba ten su naujesniu artu. Tai buvo visai puikiai. Na, o tos, kur minėjau, ten buvo Turbo ar ten ta paprasta versija ant Super Nintendo, aš ją irgi esu turėjęs ir bandęs, nelabai aš jaučiu to didelio skirtumo. Spalvos šiek tiek skiriasi, šitos tokios blankesnės, ten toks labiau vibruojančios ir ryškios. Muzika gal irgi, nors šiaip Sega Genesis, kažkodėl norisi sakyti Genesis, man jisai kaip Amerikoje jį vadina, tai jisai man tas smagesnis pavadinimas. Nu, tikrai Genesis turi specifinį garsą, ypač jeigu žaistumėt Streets of Rage arba kitaip Bare Knuckle, tai yra tas skirtumas nuo kitų konsolių. O šitas lygis man labai patikdavo, tas pirtis. Ta muzikėlė japoniška mane visada inspiravo kovoti. Šiaip visada vaikai juokaudavom, kad čia yra kažkokia pritupimas ir kad pasimato Hondos kiaušai. Aišku, ten tikriausiai ne kiaušai, bet mes tai visada juokaudavom. Gavo įskūra ir šitas. Kiekvieno 90-ųjų vaiko svajonė subaladot mašiną. Perfekt. Nebuvo labai sunku.
net nesakyčiau, kad labai skubėti reikėjo. Kažkaip kitaip prisimenu. Man gal dar tas patikdavo momentas, kad čia tie lygiai per visą pasaulį, man kažkaip vaikui patikdavo ta geografija įvairios, egzotinės šalis ir panašiai, ir čia kiekvienas veikėjas lygtais paimtas nuo kito pasaulio krašto, ir tas imponavo, o Hondos tas judesiukas tas su rankom, tai iš viso superinis. Man gal asmeniškai labiau tinka Mortal Kombatas, šiaip asmeniškai, aš nesakau, kuris geresnis, kuris prastesnis, jie pakankamai abu. Tokio pat lygio žaidimai, sakykime, Mortal Kombatas antras, bet man Mortal Kombatas jisai ir veikėjai priimtinesni, ir valdymas. Aš šiaip Mortal Kombat 11 vis dar 5 PlayStation'o propaguoju ir žaidžiu. Tuo tarpu naujų Street Fighter'ų aš kažkaip nebežaidžiu. Nors man ten 4 gal visai patiko. Bet jo, nepaneigsiu, čia yra klasikų klasika. Labai nostalgija kelia tas įgarsinimas, kur tie balsai, jie su tokiais pikais distortėti tos. Va kaip jis patakaukė atrodo, kaip Lemis iš Motorhead'ų. Dar įsijunkim tą Hyper Edition'ą. Pažiūrėsim, kas čia tas Hyper. Čia kitos spalvos. Veikėjų nematytos. Pasimkim savo mėgstamą Dalsimą. Čia pats nemėgstamiausias dalykas, kai gauni tą patį personažą prieš save kovoti. Prieš save. Čia biškai rimtesnis reikalas. Man atrodo, čia greičiau viskas vyksta šiek tiek. Šiek tiek greičiau juda personažai, greitesni smūgiai. Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad man dabar šitas, net ir nūbui, šitas variantas kol kas priimtinesnis. Įdomu. Iš tikrųjų, tai prisipažinsiu, pirmą kartą bandau, nors turiu šitą disketę jau kurį laiką, bet šitą Hyper Edition gal net ir nebandžiau. Filmavau ir dar atradimą padariau. Tai norėčiau visai sužinoti, kaip jums, kiek jūs esate išbandę Street Fighter'o antrų skirtingų, ant kiek konsolių ar ant kiek kompiuterių, ir kokie jūsų prisiminimai. Žaidimas, kaip sakau, nėra pamirštas. Manau, visi dar jį pavartojam. Gal net galėtume kokį turnyrą susiorganizuoti. Šitas žaidimas to vertas.